Sveiki visi, esu Vladas Liepuonius, šiaip pagal išsilavinimą, savo gyvenimo būdą ir pašaukimą esu istorikas. Kažkada naivioje jaunystėje netgi turėjau ambicijų tapti mokslininku ir rašiau disertaciją, bet taip jau susiklostė, kad daugiau turbūt negu 15 metų esu gidas, kelionių vadovas, blaškausi po pasaulį. Na ir kaip priklauso tikram istorikui, keliaudamas po pasaulį, pasakoju visokias būtas ir nebūtas istorijas. Tačiau mes pamirštame, ir man atrodo nepelnytai pamirštame 19 amžiaus Vilnių. Priminsiu, 19 amžiuje Lietuvos didžioji kunigaikštystė, jos nebėra. Lietuva po padalinimo 18 amžiaus pabaigoje atsiduria Rusijos imperijos sudėtyje ir palaipsniui dėl represijų, dėl numalšintų sukilimų Vilnius iš tam tikros imperinės sostinės atsiduria Rusijos imperijos pakraštyje ir tampa po truputėlį tokiu provinciniu miestu. Bet vis dėlto 19 amžiaus Vilnius tai yra Vilnius, kuris po truputėlį pasiūlo tą gyvenimo būdą, kokį mes gyvename šiandien. Tai yra ne tik tai represijų Vilnius, tai ne tik tai numalšintų sukilimų Vilnius, tai ne tik tai ideologizuotas Rusijos imperijos ideologizuotas Vilnius. Apskritai 19 amžius ne tik knygnešiai ir ne tik tai mūsų tokia ašarų istorija, bet 19 amžius yra industrializacija, urbanizacija, gimstantis modernus miestas ir modernus gyvenimo būdas. Taip kaip šiandien mes gyvename, toks gyvenimo būdas palaipsniui Vilniuje, o ir pasaulyje pradeda klostytis būtent 19 amžiuje. Už manęs jūs matote Gedimino pilį, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės simbolis. Žinoma, kad pilis nuo viduramžių jinai neteko savo gynybinės prasmės, palaipsniui buvo apleista, o 19 amžiuje tiek valdovų rūmai, tiek ir viršutinė pilis, aukštutinė pilis, jinai buvo suvokiama rusų valdžios kaip tam tikras mūsų valstybingumo simbolis. Kadangi 17 amžiuje sudegę valdovų rūmai, jie Rusų imperijos po to buvo galutinai nugriauti, kaip irgi vienas iš valstybingumo simbolių. Pilyje kalne Gedimino buvo įrengta vadinamoji tvirtovė, tai yra Vilniaus įgula įsikelia, ten eiliniam piliečiui, eiliniam miestiečiui pasikelti buvo negalima ir neįmanoma. Ten yra karinis dalinys, artilerija, sandėliai, kad jeigu tik kas, kad jeigu kiltų sukilimas, čia visų pirma ne nuo priešo gintis, o nuo vidinio priešo gintis ta tvirtovė buvo padaryta, tai jeigu kas, kad tas karinis dalinys galėtų užtikrinti kontrolę, įvesti tvarką ar numalšinti kažkokius kylančius neramumus. Tai jo, mes matom vieną vertus represijas ir karinį dalinį, bet nuo 19 amžiaus vidurio kariuomenė pasitraukė, čia įrengiamas parkas, taip, žalioji zona. Ir tuo pačiu mes matome tokią modernėjimo ženklus. Vienas dalykas parkas, besiplečiančiuose miestuose, kažkada tie viduramžių miestai jie iš tikrųjų tokie labai ankšti, suspausti, toli gražu nešvarūs ir nekvapnus. Su 19 amžiumi atsiranda supratimas, jog žmonėms reikia rekreacinių erdvių, taip, jiems reikia poilsio erdvių, reikia žaliųjų zonų. Čia ypač prancūzai su savo sodais ir parkais Paryžiuje yra nusipelnę. Tai kopijuojant juos, po truputėlį formuojasi ir Vilniaus žaliosios zonos, ir čia vienas iš tokių parkų ir buvo suformuotų palei Šventaragio slėnį ir ėjo link Bernardinų sodų. Tuo pačiu kitas modernizmo ženklas ant Gedimino bokšto suformuojamas toks šešiakampis medinė konstrukcija ir įkuriamas telegrafas. Pirma moderni komunikacijos priemonė. Tad miesto simbolis, mūsų ir tam tikrą prasme šiandien valstybingumo simbolis, 19 amžiuje, ir tą galime matyti ir fotografijose, kartu tampa miesto modernėjimo ir besikeičiančio pasaulio simboliu. Man už nugaros Gedimino prospektas. Kažkada ties katedra Vilnius ir baigdavosi. Čia buvo miesto siena. Ir į tą pusę prasidėdavo milžiniškas Lukiškių priemiestis.
Ko tam priemiestį tik nebuvo, jis iki pat Neries ir tęsdavosi iki dabartinio Žvėryno. Ir ko tik tam priemiestį nebuvo. Ir sandėliai, ir bajorų dvareliai, ir daržai. Didžiulė tokia pusiau urbanizuota zona nuo pagrindinio miesto atskirta ne tik tai simboliškai sienos, bet dar čia ir tekėjusios senosios Vilnelės vagos. 18 amžiuje tokia papelkėjusią ir savo funkcijų netekusią Vilnelę, jinai buvo užpilta, vagos nebelieka, nes čia dabar matom, turim gatvę. Ir 19 amžiuje carai nusprendžia, kad nuo senojo miesto, nuo senamiesčio reikia atsitraukti ir čia pradėti formuoti naują miestą, Rusijos imperijos miestą, su reprezentatyviais pastatais, su pagrindinėmis valstybinėmis institucijomis, su teismais. Taip, generalgubernatūra lieka šone, ten kur dabartinė prezidentūra, su priešais generalgubernatūrą stovinčiu Muravjovo, garsiojo Koriko paminklu. Ir šito vietoj darant nedidelį ekskursą, Muravjovo paminklas ten, katedros aikštėje Jekaterinos II paminklas pastatytas minint 100-metį LDK žemių prijungimo prie Rusijos imperijos, kiek giliau. Puškino paminklas, visa tai yra šitos erdvės tam tikri ideologizavimo simboliai, taip. Tačiau Gedimino prospektas šalia tokių pavienių skulptūrų turėjo būti pats iš savęs, na, tiek modernaus miesto šis, tiesioji einanti, tiek kartu Rusijos imperijos galią ir finansinės galimybės demonstruojanti gatvę. Bet tuo pačiu metu, šalia to represyvaus, sakykime, ir ideologizuojančio elemento, mes turime modernųjį miestą, gimstantį modernųjį miestą, nebe klaidžios, kreivos, kažkaip neaiškiai einančios senamiesčio gatvelės, bet aiškus tiesus bulvaras, taip, aiški promenada, kur naujieji gyventojų sluoksniai, tai yra besiformuojanti buržuazija, gali išeiti į save, į kitus pasižiūrėti, save parodyti, taip, prisėsti kavinėje, atsigerti kavos ir panašiai ir panašiai. Visa tai yra šiandienos mūsų gyvenimo būdo dalis, taip? Mes išeinam į miestą pasivaikščioti, bet šita tradicija, šitoks, elgesio modelis, jisai iš esmės pradeda formuotis būtent XIX amžiuje. Vilniečiai ar miesto svečiai, vaikščiodami po miestą, stengdamiesi kažką naujo atrasti ar kažką naujo sužinoti, paprastai koncentruojasi į pastatus. Aš pats labai dažnai, ar kaip gidas, ar kaip istorikas, sulaukiu, o kas, Vladai, buvo čia, o kas šičia, o kas šitame pastate. Aš pats visada siūlau žiūrėti ne tik į pastatą, ne tik į kažkokią detalę, bet matyti visą kraštovaizdį, visą landšaftą. Tvoros, rūkstantis dūmai, kaminai, visa tai liudija miesto kismą ir miesto vyksmą, taip, kad jisai keičiasi ir įgauna naujus veido bruožus. Jau minėjau, XIX amžiuje Rusijos imperijai nusprendus modernizuoti Vilniaus miestą, Gedimino prospektas ir tampa ta modernizacinė ašimi. Kaip dažnai su Rusijos imperija būna ir su Rusija apskritai, XIX amžiaus pirmoje pusėje numatytas planas, kaip Gedimino prospektas vystysis, pradedamas įgyvendinti tik XIX amžiaus antroje pusėje, o daugelis pastatų prospekte apskritai iškyla XIX-XX amžiaus sandūroje. Kitaip tariant, tam didžiajam projektui rusiško miesto statymo prireikia praktiškai 100-mečio, kad jis įvyktų. Vienas iš pastatų, kuris reprezentuoja ir pokyčius, ir kartu turi paliudyti imperijos galią, yra pastatas man už nugaros. Dabar čia įsikūrusi Lietuvos mokslo akademija, bet pastatas statytas pačiame 20 amžiaus pradžioje. Ir čia buvo įsikūręs Rusijos imperijos bankas, valstybinio banko filialas. Bankas liudija tai, jog miestas keičiasi, nes reikia kapitalo naujiems verslams, reikia kapitalo fabrikams, naujoms įmonėms. Ir XIX pabaigoje Vilniuje veikia
apie 15 bankų, 20 pradžioje jų gerokai sumažėja, išlieka tik didžiausi ir Rusijos valstybinis bankas vienas iš tokių. Pastatas liudija viena vertus tiek valstybės, tiek banko finansinius pajėgumus. T formos statinys, eklektiškas eksterjeras, itin impozantiški interjerai, tokie puošnūs ir liudijantis finansinę galią, o kartu pasakojantis, jog miestas keičiasi, kurdamas vis naujus verslus ar naujas pragyvenimo ir išgyvenimo formas. XIX amžiaus pačioje pabaigoje, dabartinėje Mindaugo ir kur yra Mindaugo gatvė ir Šaltinių gatvės, toje sandoroje iškyla didžiulis fabrikas pavadinimu Viktorija. Ką jis gamina? Gamina šokoladą. Gamina šokoladą, gamina saldumynus ir fabriko savininkai turi 2 firminės parduotuvės, lygiai taip pat besivadinančias Viktorija. Viena iš jų veikia Didžiojoje gatvėje ir kita didžiulė veikia šičia ir šitie lokiukai, jie valgo ne ką kitą, o šokoladą. Šiandien mes čia turim batų parduotuvę, bet lokiukai vis dar atsimena saldžiasias dienas. Tuo pačiu galima paminėti ir kitą momentą. Šokoladas šiaip yra, jau toks naujas, brangus, prabangus saldumynas, bet daugelis jūsų šiandien turbūt pradedat savo dieną su kavos puodeliu. Aš pats ateidamas čia išgėriau bent 3. Kažkada, kai kava atkeliavo į Europą ir europiečiai pabandė virti tą gėrimą, tokį juodą ir kartų, jie sakė, jog tokias šlikštynės, tik laukiniai tai gali gerti. Taip. Ir ilgiam šimtmečiams tas gėrimas ir buvo užmirštas. XIX amžiuje jis prisimenamas ir jis pradedamas derinti su saldumynais, taip, su torčiuku, su štrudeliu, su kremu, su grietinėlė užpilta ant kavos. Ta kartybė begalinė, jinai derinama su saldumu, yra suvokiama kaip kažkas skanaus. Taip atsiranda kavinės ir kavinių kultūra. Miestiečiai, tie buržua, jie neturi tokių didžiulių rūmų kaip aristokratija, kur pokylių salėje jie gali socializuoti, sutikti vienas kitą. Todėl atsiranda kitos viešosios erdvės. Mes turime bulvarą, taip, tokią promenadą, kur tu gali ateiti kitus pažiūrėti ir save parodyti. Tuo pačiu mes turime kavines, kur tu gali ateiti, išgerti kavos, suvalgyti torčiuką, pažiūrėti, kaip tavo kaimynė atrodo, kokią naują suknelę įsigijusi. Kartu tai tampa rašytojų, menininkų, kūrėjų susibūrimo vietomis, tokiais atskirais klubais. Tad tai, kas šiandien atrodo mūsų neatskiriama kasdienybės dalis, kavinė, tai yra XIX amžiaus produktas, XIX amžiaus modernybės ženklas. Man už nugaros Lietuvos banko pastatas. Tai turbūt galėtumėm sakyti seniausias veikiantis bankas Vilniuje ir Lietuvoje, nes čia iš tiesų XIX amžiaus antroje pusėje įsikūrė pirmasis bankas Vilniuje apskritai ir vis dar bankininkystė, taip sakant, jeigu pastatas gali užsiimti bankininkystę, tai bankininkystė pastatas ir tebe užsiima. Čia buvo įsikūręs Žemės bankas. Kaip jau minėjau, bankas yra tokia kaip ir progresyvi institucija, ypač XIX amžiai turinti finansuoti naujus verslus ir naujus užsiėmimus. Šitas bankas paradoksaliai buvo itin konservatyvus, orientuotas į bajorus, kurie gali užstatyti savo žemės valdas ir taip gauti paskolą ūkio atnaujinimui, naujos technikos pirkimui. Procentai nebuvo itin dideli išduodant paskolas, bet visada reikalautos didelis užstatas žemė. Gal todėl šitas bankas veikia lėtai, bet stabiliai ir užtikrintai iki pat Antro pasaulinio karo. Tai yra išgyveno ir XIX amžiaus, ir XX amžiaus pokyčius, ir visą lenkmetį. Bet istorija yra ne tik tai pastatai, istorija yra ne tik tai procesai, istorija yra ne tik peizažai, istorija yra ir žmonės. Ir šitame banke dirbo turbūt viena pačių reikšmingiausių XIX amžiaus Vilniaus asmenybių, tai yra Juozapas Montvila. Iš bajorų šeimos kilęs,
nemažai keliavęs po vakarų Europą, mokysis tiek Peterburge, Londone, po Olandiją klajojęs. Jis galiausiai 19 pabaigoje grįžta į Vilnių, tampa vienu iš banko bendrasavininkų ir faktinių valdytojų ir yra iš esmės Vilniaus didžiųjų pokyčių organizatorius. Būtent jo iniciatyva gimsta 4 kolonijos, tai yra 4 gyvenamieji kvartalai, statyti pagal tą vadinamą miesto sodo koncepciją. Prisiminkite, urbanizacija, šalia fabrikų iškylantis didžiuliai kvartalai, dažnai tai yra tokie kaip miesto lūšnynai. Anglijoje gimsta idėja, jog mes turime padoriai apgyvendinti savo darbininkus, tai ir yra miestas sodas, atsiranda miegamieji kvartalai, kitaip tariant, susiklosto ta tradicija, kaip mes gyvename dabar. Mes turim gyvenamąją erdvę ir darbo erdvę. Viduramžiais jos dažniausiai sutampa. Čia jos yra atskiriamos. Tiesa, Montvilos kolonijos, jei grįžtame prie jo, buvo orientuotos labiau ne į žemuosius, ne į darbininkiškus sluoksnius, bet į tą tokią vidutinėje ir aukštesnėje valdininkiją, inteligentiją, didelę dalimi į jo banko darbuotojus. Čia toksai, pavadinkim, tai tokia neaiškia, kiek korupcija kvepiančia schema, kuomet pats bankas stato koloniją, išduoda paskolas savo darbuotojams, kurie perka butus kolonijoje iš banko ir grąžina paskolą irgi bankui. Montvilas buvo pakankamai sumanus. Tuo pačiu vienas garsiausių labdarių ir tokių ryškiausių Vilniaus miestiečių. 19 amžius yra ir komunikacinė revoliucija. Jau minėto telegrafo dėka žiniomis keistis ir žinios sklinda apskritai iki tol neregėtų greičiu. Tuo pačiu, primenu, atsiranda geležinkelis ir galima keliauti kaip niekada patogiai ir irgi kaip niekada sparčiai. 19 amžiaus antroje pusėje Vilnius atsiduria vienos svarbiausių Rusijos imperijos magistralės Peterburgas-Varšuva dalyje. Ir žinoma, kad iš imperijos glūdumos ar iš vakarų Europos keliaujantys turistai, jie gali sustoti ir apsistoti Vilniuje. Bet su keliavimo revoliucija iškyla ir naujas poreikis. Vilniui reikia naujų viešbučių. Ir pastatomi yra 2, vienas jis neišlikęs, tam tikrą prasme, tai turbūt vienas pirmųjų Vilniaus dangoraižių ten, kur dabar yra šiuolaikinio meno centras, arba ŠMC, ir kitas, tas rausvesnis pastatas už manęs. Tai yra viešbutis, turėjęs būti moderniu, patogiu, komfortabiliu apsistojimo variantu. Ant jo viršaus Švento Jurgio skulptūra, pats viešbutis pavadintas lygiai taip kaip ir prospektas Švento Jurgio vardu, tai yra tuometinio Rusijos imperijos globėjo vardu. Kudirkos aikštėje stovime ne todėl, kad Vincas Kudirka gyveno 19 amžiuje. Ne, aš mėgstu sakyti, jog šita erdvė, kuri formavosi, kaip statytas Gedimino prospektas, tuo metu Švento Jurgio prospektas, formuotus naujos kelios didelės aikštės, kad ne viskas koncentruotųsi, nes miestas nebetilpo su savo mugėmis, pramogomis, prekymečiais, nebetilpo katedros aikštėje, tad formuotos 2 naujos aikštės, viena čia ir kita dabartinė Lukiškių aikštė. Tačiau aš pats labai mėgstu šitą vietą vadinti, kad tai yra labiausiai ideologizuota Vilniaus dalis. Šiandien mes čia turime paminklą Kudirkai ir tautiniai giesmei, kitaip tariant, nepriklausomai Lietuvai. Sovietmečiu čia stovėjo Vilniaus išvaduotojui, generolui Černiachovskiui skirtas paminklas ir čia buvo jo kapavietė. Lenkmečiu čia planuotas Mickevičiaus, tai yra Lenkų tautos simbolio paminklas. Nuo Rusijos imperijos metais čia iškyla nedidelė koplytėlė, pavadinta Aleksandro Nevskio vardu ir dedikuota 1863-64 metų sukilimo aukoms. Tik tai ne toms aukoms, kurios kovėsi
Lenkų lietuvių pusėje, tai yra siekia valstybės atstatymo, bet būtent Rusijos imperijos žuvusiems kareiviams. Labai kontroversiška jau tuo metu vieta. 20 amžiaus pradžioje įmestas sprogmuo stipriai pažeidė koplyčią, o lenkmečio jinai buvo tiesiog išardyta. Šiandien mes tik tai truputį, tik vos prisilietėme prie 19 amžiaus Vilniaus. Mes iš tikrųjų pasivaikščiojome tik po nedidelę dalį Gedimino prospekto, bet 19 amžiaus Vilniuje yra gerokai daugiau. Tai ir likęs Gedimino prospektas, tai ir didžioji ir mažoji Pohulianka, dabartinė Basanavičiaus ir Kalinausko gatvės, tai ir Pamėnkalnio gatvės dalis, ir pastatai aplink Tauro kalną besisukantis, ir jau minėtos Montvilos kolonijos. 19 amžiuje Vilnius padvigubėjo ar net patrigubėjo. Tad ir kartu, kaip aš jau ir minėjau, 19 amžiuje gimsta tas gyvenimo būdas, tas miestietiškas gyvenimo būdas, tas tikras Vilnietis, kaip mes daugiau ar mažiau gyvename šiandien. Tad kviečiu ne tik užsiciklinti ant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldo, bet atrasti ir kitas epochas, ir kitokį miesto veidą.